Sveiki, esu dekoratorė Loreta. Mano pomėgiai tai įvairūs rankdarbiai. Domiuosi labai įvairiom technikom. Viena iš jų - tapyba ant šilko. Šiandien aš jums ir parodysiu, kaip galima nusitapyti paveikslą. Pavyzdžiui, pasirinksim iš knygos Tapyba ant šilko, kurią išleido Alma Litera. Čia yra labai nuostabios aguonos. Ir mes jas pabandysim nutapyti. Šioje knygoje, knygos gale, yra nupieštas sumažintas aguonų piešinėlis. Todėl netgi tie, kurie nemoka gražiai piešti, gali jį persikopijuoti, padidinti iki norimo dydžio ir pagal tą piešinuką daryti savo paveikslą. Taip mes ir padarysim. O šiam darbui mums reikės įvairių priemonių. Pirmiausia, tai mums reikia šilko skiautelės. Reikia popieriaus, ant kurio persikopijuojame piešinį, reikia kartono, ant kurio tvirtiname, mums reikia medinio rėmo, aišku, įtempti šilkui, smeigtukų, jeigu neturim, galim naudoti adatėlės ir siūlą, žinoma, reikia spalvotų kelių spalvų dažų ir gutos, su kuria mes piešim kontūrą. Taip pat reikia teptukų. Pasirinkim gerus, kokybiškus teptukus, kad jie būtų įvairaus dydžio, nes jų reikės įvairiausių. Ir kadangi dažai negali sudrėkti, jų negalima drėkinti vandeniu, tai mes kiekvieną spalvą turim įsilašinti pipetę. Tad ir pradėkim. Paruošiame šilką. Išsikerpam reikiamą gabaliuką, jį išplauname, išlyginame ir prisegame prie turimo rėmo. Seksimės smeigtukais. Galim panaudoti kartais, jeigu rėmas per didelis ir neturim tinkamo rėmo, galim naudoti adatėlės ir prikabinti šilką siūlu. Tik svarbiausia, kad visas šilkas būtų labai gerai įtemptas. Nereikia jo pertempti, kad nesuplyštų, bet jis turi būti įtemptas tiek, kad mes galėtumėm po to ant jo piešti ir jis nenulinktų į vidų. Įtempiame atsargiai, kad nesuplyštų šilkas. Ir jeigu mes iš pradžių įtempsim ne visai tiksliai, mes po to galėsim ištraukti smeigtukus ir dar pataisyti, perkelti į kitą vietą, labiau patempti ar atleisti. Na štai mes įtempiam šilką ir dabar galim perkelti piešinuką. Kadangi piešinukas nupieštas, perkopijuotas iš knygos, aš jį verčiu blogąją pusę ir gutą piešiu taip pat ant kitos pusės. Nes jeigu statyčiau rėmelį štai taip, tai mums piešinukas nelabai matysis, jis gali pasisukti į šoną. Todėl mes apverčiam rėmelį ir gutą persigeria per abi pusės šilko, mes galim piešti iš blogosios pusės. Pirmiausia, mes piešime kontūrą. Jį reikia labai tiksliai, labai kruopščiai ir mes tą atliksim su guta. Būtent priemonė skirta piešti kontūrui. Svarbiausia piešiant kontūrą, kad niekur neliktų tuščių tarpų, kad viskas būtų užpildyta, nes jeigu lieka tušti tarpai, tada gali išsilieti spalvos ten, kur mums nereikia, kur mes nepageidaujam. Mirkom teptuką į gutą ir kiekvieną ruoželį kruopščiai piešim. Čia labiausiai tinka kuo plonesnis teptukas. Bet visi susidūrimai turi gerai sueiti vienas su kitu ir tada mums neišsilies dažai. Čia yra pats kruopščiausias darbas atliekant tapybą ant šilko. Na štai mes baigiam piešti visą kontūrą. Dabar jį apverčiam ir mes turime palaukti kokių 30 minučių, kol viskas gerai išdžius, visas kontūras, kad nebesimatytų jų drėgno. Kada mūsų kontūras jau išdžiuvęs, viskas paruošta, mes galim pereiti prie kito etapo. Ir dabar mes visą pagrindą dažysime geltonais dažais, geltoną spalvą rinksim jums. Todėl paimsime paletę ir ją su pipete lašinsime tiek, kiek mums reikia geltonų dažų. Nes šitų dažų jokių būdų negalima šlapinti su vandeniu ir maišyti. Jie tada labai greitai sugenda. Įsilašinam tiek, kiek mums reikės maždaug pagrindui. Pasiruošiame dažus ir dabar pasirinksim šiek tiek didesnį, stambesnį teptuką, kad jo būtų patogiau lieti stambesnes formas.
Ir po truputį pradedam lieti geltoną spalvą, ten, kur jos reikia. Jeigu norim, kad labiau lietųsi, galim teptuką sudrėkinti ir lieti dažus. Per kontūrą dažai nepereina ten, kur mes jų nenorim užtepti. Na štai mes baigiam darbą su geltona spalva. Visas norimas mums padengti fonas jau padengtas. Ir dabar turėsim palaukti keletą minučių, kol šiek tiek visi dažai išdžius, o tuo tarpu pasiruošim su pipetėm, įsilašinsim į paletę kitas spalvas. Visada pirmiausia reikia pradėti nuo šviesios spalvos ir ją paskui galima pagražinti, paįvairinti tamsią spalvą. Jos mums reikės daugiau. Svarbiausia, kad tie visi dažai nesudrėktų nuo vandens. Štai, dabar galima pradėti toliau tapyti. Galim paimti kitą teptuką, taip pat stambų, ir dabar tapysim raudoną šviesią spalvą. Šviesią spalvą mes paskui labiau paryškinsim tamsesniais raudonais dažais. Kad geriau lietųsi, mes galim sudrėkinti tiek šilką, tiek teptuką. Tada spalvos geriau išsilieja visos. Tapydami ant šilko mes visada galim paeksperimentuoti. Kol dar visi dažai neišdžiūvę, mes galim pamaišyti truputį spalvas. Norimose vietose jos labiau paryškėja. Jeigu užtepam tamsesnę spalvą, jis susilieja su šviesia. Bežaisdami taip su spalvomis, mes užpildom visus tuščius plotus, parinkdami spalvą. Aguonas raudonai, žolę žaliai. Na štai, visą foną mes jau užliejom. Dabar galime pažaisti su mažesniu teptuku ir visas smulkias detalės papiešti. O jeigu truputį liejasi kažkur, mes galim iš karto džiovinti fenu. Tada dažai irgi iš karto džiūsta ir jie nesilieja. Na štai, mes ir baigiam savo paveiksliuką. Jis toks pat kaip knygoje. Su plonu teptuku mes uždėliojom taškiukus, kažką paryškinom, kažką dar paspalvinom, dėjom pačius smulkiausius brūkšniukus ir visa tai susikomponavo į piešinuką. Na štai, išdžiūvęs ir mes jį galim eiti lyginti. Uždėjus šilką, kadangi jis labai plonas, jeigu būtų kartonas mūsų tamsesnės spalvos, tos spalvos tada susilieja ir patamsėja visas piešinukas nupieštas. Tai mes imame gruntą baltą ir padengiam visą kartono paviršių. Kai išdžius, mes jau galėsime klijuoti, rėminti paveiksliuką savo. Na štai, gruntas jau išdžiūvęs ir mes galim ant jo dėti savo piešinuką. Štai ant balto jis matosi labai ryškiai, viskas labai aiškiai matosi. Ir kad jis laikytųsi, mes turim priklijuoti dvipusę lipnią juostelę. Pirmiausia, priklijuosim viršų ir apačią. Dabar kruopščiai nuplėšim viršutinį sluoksnį ir patempdami šilką jį klijuojam. Na štai, priklijavom šilką ir mūsų paveiksliukas jau paruoštas rėminimui. O kaip įrėminti jį namuose, jūs galite paieškoti knygoje Tapyba ant šilko, kurią išleido Alma Litera. Toks spalvingas paveiksliukas jūs tikrai džiugins ir rudenį, ir šaltą žiemą. Jeigu pamilsite tapybą ant šilko, jūs galėsite pasidaryti ne tik paveiksliuką, galėsite pasidaryti skarelę, šalikėlį, užuolaidėlės. Ir tai jūs visada džiugins ir puoš jūs ir jūsų namus.